Žemaitijos gyventojai. Noriu jums priminti, kad už 22 dienų bus ne tik nauji 2017 metai, bet ir Žemaitijai sukanka 1000 metų. Ši Žemaitijos 1000 metų istorija yra pagrįsta tarptautinėmis knygomis, dokumentais, faktais ir Teisingumo ministro įsakymu 2001 metų vasario 20 dieną įsakymo numeris 22V patvirtinta, kad Žemaitijos visuomenės parlamentas turi atstovauti jūs, taip, jūs, gerbiamoji Žemaitijos visuomenė, Telšių, Tauragės, Šiaulių ir Klaipėdos krašto apskričių visuomenė. Ką mes ir darome? Deja, primenu, kad Žemaitijos visuomenės parlamentas buvo įkurtas po maždaug 70 mitingų pravestų, išbalsuota, kad reikia kurti šį Žemaitijos parlamentą. Pavyzdžiui, oponentai mūsų, kurie pastoviai dergia Žemaičių draugiją, turi teisę veikti tik tai Telšių rajone, nes jis registravo tik Telšių savivaldybėje. Mes su Teisingumo ministro įsakymu, o tai reiškia, kad mes atstovaujame minimum 700 000 Žemaitijos visuomenę. Nesvarbu, kas ten gyventa, ar žydai, ar lietuviai, žemaičiai, ar kitataučiai, svarbu, jie teisėtai ir dorai gyvena Žemaitijos žemėje. Toliau. Mes pateikėme vyriausybei, Seimui, kad šiai datai pažymėti būtų skirta atitinkamas finansavimas. O Žemaitijos mero prašome savo potvarkiais, įstatymais skirti piniginių lėšų Žemaitijos 1000-mečio gimtadieniui pravesti, kuris nusimato nuo rugpjūčio, rugsėjo, liepos mėnesiais. Vėliau bus priimtas įsakymas, sprendimas ir bus patikslinta papildomai. Kodėl kalbu papildomai? Žemaitijos 1000 metų istorija, kiek rodo šaltiniai, Žemaitija gimė 1017 metai. Yra teisiškai įrodyta. Tačiau jinai gimė anksčiau ne Lietuva. Apie tai kalbėsime vėliau. Todėl noriu pasakyti, kad ši 1000 metų Žemaitijos istorijos faktas yra tvirtas, nes Žemaitijos visuomenės parlamentas turi antspaudą su 1017 metų data ir laivų herbe. Mes tai jums vėliau pateiksime. Kadangi valstybė savo laiku Mažąją Lietuvą pagal Tilžės aktą buvo Klaipėda mini valstybė, prijungė prie Lietuvos, mes dabar esame vientisa nedaloma valstybė, manau, neišdrįs vis dėlto kokį nors finansavimą skirs Žemaitijai, kad pravesti šios garbingus renginius. Pavyzdžiui, mes prieš 14 metų pravedėme 2 paradus Plungėje, pono daktaro parlamentaro Bronislavo Lubio garbei ir pravedėme Klaipėdoje. Jūs matote YouTube'e iš pateiktų foto, video įrodymų. Tada finansavo oligarchas, o dabar nebėra kam. Todėl, mielai prašau jūsų atsiliepti, rašyti, kaip galima pagerbti šią Žemaitijos 1000 metų gimtadienį.
kadangi Lietuva ir Žemaitija, Klaipėda yra Europos kultūros sostinė kitąmet, todėl prašome pateikti įvairius pasiūlymus, kaip galima galingiau šią Žemaitijos 1000 metų datą pažymėti kuo iškilmingiau. Tai retas dalykas, nes po 100 metų gali nebebūti Žemaitijos. Vien dėl pabėgėlių srauto, dėl Brexit ypatumų ir taip toliau. Taigi, laukiame jūsų įvairių pasiūlymų. Rašykite. Su pagarba. Sėkmės visiems.